Sveiki, mėlyjeji. Šviesos mokykla su jumis, Sandra su jumis, mėlyjeji. Aš tik tais noriu informuoti, kad čia yra ne būrimo kanalas, ne burtų kanalas, o yra sąmoningumas, sąmoningumo ta mokykla, šviesos mokykla. Ir nesuklyskit, mėlyjeji, aš tiesiog nešdama šviesą, skleisdama tiesą, meilę, naudoju kortas ir kvantinio lauko energiją. Ir šiandien ateinu su tema, santykių tema. Jo mintys šiandien apie tave. Ką jisai galvoja, ką jisai jaučia, kokias emocijas šiandien išgyvena, kokie bus imtasi veiksmai. Jeigu tokių veiksmų bus, matysime, pasižiūrėsime, ar žmogus imsis veiksmų, na ir kortų gale pasižiūrėsime, ką pasakytų aukštesnieji. Santykiai, aš dabar pastebėjau, kad yra viena opiausių temų. O kaip mes santykius kūriam? Taigi mes santykius kūriam su viskuo, visada ir visur. Ir žmonės, pastebėjau, kad galvoja, kad santykiai kūriami per tai, ką mes sakom, ką mes darom, kaip mes save išreiškiam, o iš tikrųjų kaip yra. Santykiai kūriami širdies būsena. Tai yra mūsų vibracijos to energinio lauko, ta vibracija, kuris sklinda iš mūsų, paliečia tavo vibracijas ir tu kažkaip reaguoji, atsakai savo būseną ir taip viskas sukasi, perduodant savąją energiją. Taip kad, mėlyjeji, santykiai kūriami nedarimu, ne kaip save išreiškiame, ne tai, ką sakome, o širdies būsena, perduodant energiją. Ir kada žmonės šito dalyko nesupranta, jie dažniausiai sako, aš juk elgiuosi teisingai, aš darau taip, o koks skirtumas, kaip tu darei, kaip tu elgiesi. Jeigu tu viduje, man krenta iš vien kortos, matėt patys, aštuona kiek kardų, programos, užspaudimas, vidinė būsena užspausta, vidinis vaikas užspausta, daug gėdos, daug nepasitenkinimo, daug įtampos, kur neleidžia veikti santykiams, pasipriešinimas, nerimas. Visa tai užspaudžia žmogus viduj savęs ir tu išspinduliuoji viską. Ir tiesiog šitas dalykas, kada, mėlyjeji, nesuprasit šito dalyko, nepradėsite dirbti su savimi, nebus gerai. Tai ir tiesiog kaip, ir galų gale, kai žmonės nesupranta ir ima daryti teisingai viską pagal tas etikos normas ir moralės tas visas normas, bet nestebėdami savo gilios širdies būsenos, tada jie nuolatos piktinasi. Lyg tai neadekvačia reakcija kito. O iš tikrųjų, nei vienų santykių nėra, kurie būtų pasmerkti. Mes nesuprantame iki galo santykių, nemokame atleisti, nemokame suprasti, kad gyvenimas per tą žmogų, kur atsiuntė, per tą situaciją, ateina ir rodo mums mūsų vidinius užspaudimus. Ir vėl čia, kai kortomis žiūri, vėl aštuona kiek kardų, vėl visokie užspaudimai ir žmonės. Ir ką aš pastebiu, kad žmonės nori bėgti. Sako gyvenimas, aš atėjau pas tave, aš tau pakėliau vidinės įtampas, daviau žmogų, per kurį tu turi pajusti ir susitvarkyti, turi šansą susitvarkyti, atpalaiduoti per tą siųstą žmogų save. Kad tu pamatytum, kad tu pajaustum, bent žmogus sako, aš nežinau, kaip tai atpalaiduoti. Ir vienintelis tada sprendimas, kas būna, pasipriešinti. Ir kada mes vienas kitam priešinamės, daeiname iki tokios ribos, kad jau mes nieko daugiau nebenorim, tik pabėgti ir bėgam. Tai mėlyjeji. Ir tokiu atveju, kai nežinai, ką daryti, tai belieka ko gero tik ir pabėgti tada. Nes tu antiek įsitempi, kad sugadini savo sveikatą, sugadini kitam sveikatą. Bet jeigu žmogus, ką aš ir visą laiką sakau, kviečiu, mėlyjeji, dirbkit su savo vidumi, stebėkit savo būseną, būkite budrus,
nedalyvaukite tose situacijoje, atsitraukite, stebėkite save, suvokite, kas tu per žmogus, kas tu esi, pažink save. Taip, kad žmogus dirba su savimi. Tada jisai, kai dirba su savimi, suvokia, kas jis yra, kaip jis kontaktuoja su aplinka. Kai jis suvokia save kaip energetinę būtybę, o ne tavo avatarą, kūną, ne, kaip energetinę būtybę, kurios esmė yra būsena. Giliai viduje ta būsena pas jūs yra. Tada toks žmogus gali atpalaiduoti, tada gali sugebėti suprasti kitą žmogų ir atleisti jam. Kitas nesupranta juk to, tai atleisk jam. Kristus ką mums sakė? Atleisk jiems viešpatie, nes jie nežino, ką daro. Jautimas pilnai savo širdyje, gilios atjautos tiems, kurie to nesupranta, štai kur visa esmė, mėlyje. Svarbiausia stebėti save, pamatyti, jausti, ką aš ir skatinu visą laiką būti budriam, dirbti su savo vidumi. Atėjo žmogus, atėjo situacija ir tau rodo šitą situaciją ir žmogus vidinius tavo užspaudimus, ko mes nepatenkinti, su kuo reikia vidumi padirbėti, dėl ko mes įsitempiam. Tai va, už tai čia tie santykiai yra viena opiausių temų. Ir va, šitaip vyksta gyvenime. Pasižiūrėkime jūsų vyruką šiandien, ką jis galvoja, ką jaučia, kokių veiksmų imsis. Taip, jūs, kas manęs atėjote pasižiūrėti, jūsų partneris, ir pasižiūrėkime, kas čia vyksta tarp jūsų. Pasižiūrėkime, kas čia darosi. Nustiprėja žmonės. Jau žmonės dirba. Yra tie, kas dirba su savimi. Jau stebi savi. Yra čia jau žmogus dirbantis su savimi. Jūs. Dvekė taurių, o mylite, vat matote, meilė. Meilė. Ir čia tiesiog ta harmonija jaučiama, meilė po žmogų, kaip čia dar yra, o jūsų vyrukas irgi meilėje. Ir vyrukas jūs myli. Meilė tūzas monetų, mėlyje. Ir tarp jūsų yra kažkokia vat nėra pagrindų tų suvokimo, kad santykiai yra širdies būsena, o nedarimas, išraiška ar sakymas. Ir čia kažkokios nėra vilties, pergyvenimai. Galbūt buvo patirta santykiai patyrė praeitį kažkokių tai žmonės nusivylimų. Ir dabar, žmogus, jisai pergyvena ir santykiuose tapenka, kiek liūdnumas yra, mėlyje. Liūdna žmonėms. O kodėl čia liūdna? Dėl to, kad nėra pas jūs viduje giliai atjautos kitam. Kada nustosit smerkti pagal šitą kortą, tave tada nustos smerkti ir kiti. Per suvokimą valymas vyks savęs. Ir nes kai tu atlaidus, neina tavęs pykti, neina būti toj depresyvioj situacijoje, todėl santykiai visada yra sutvarkomi. Čia, mėlyje, pas jūs viskas sutvarkoma, pasižiūrėkite. Jūs dvekiai taurių, jūs norite meilės. Kas atėjote manęs pasižiūrėti, jūsų vyrukas myli. Ir jeigu jūs, šita pora, iš šito penka taurių laisvai galima išeiti, jeigu turėsi teisingus pagrindus gyvenime, tiesiog susidėliosi apie save, apie tai, kas yra aplinkui. Aišku, čia padeda ir sąmoningumo mokytojai labai daug. Galima ir pas mane susitvarkyti. Tai galite vienas susitvarkyti, žiūrėdamos kortų skaitimus laisvai. Na ir dabar pasižiūrėkime, ką galvoja vyrukas, ką jaučia, kokie veiksmai. Tai
Tik tavo darbas su pačiu savimi padės išeiti iš nevilties, iš to liūdnumo, iš tos gėdos, iš tų visų programų. Tai vat. Septinakė lazdų, vat atakos. O čia kažkoks pasipriešinimas vyksta, mėlėjai, kaip ir sakiau. Pasipriešinimas vyksta, septinakė lazdų yra atakų atrėmimas. Sako žmogus, pas tave į gyvenimą, va šitas va vyrukas. Gyvenimas sako, aš tau atvedžiau šitą vyruką. Ir pakėliau, sako, pas tave vidinės įtampas, kas mane žiūrite. Ir sako, daviau tau šansą. Tai atpalaiduoti per šitą žmogų, kuris neša tau meilę. Susitvarkyti, atpalaiduoti. Ir gali susitvarkyti šitą, pamatyti per pamatymą ir pajautimą. Bet žmogus sako, aš, va dabar žiūrėkit, kas iškrenta septinakė lazdų. Sako žmogus, aš nežinau, kaip atpalaiduoti. Ir sako, vienintelis tada sprendimas man priešintis, aš atakas atremiu. Ir kada mes vienas kitam priešinamės, daeiname iki tokios ribos, kad jau mes nieko daugiau nebenorim, tik pabėgti. Toliau žiūrime, kas čia vyksta. Pažas, vat lazdų. Čia, mėlieji, mokymasis vyksta santykiuose. Čia pažas lazdų, galėjo ir sustoti santykiai, kada žmonės neturėjo teisingų pagrindų, kaip susidėlioti apie viską gyvenime, apie save ir apie tai, kas yra aplinkui. Tai va, čia žmogus mokosi ne vien tik tais žiūrėti iš etikos ir moralės normų ir žiūrėti, kaip elgtis teisingai. Nes tiesiog tai nelabai gaunasi, kada tu žiūri iš etikos ir moralės normų, kaip tu elgiesi teisingai. Mes elgiamės tai teisingai, bet mes nekontroliuojame to, kas yra širdyje ir štai ką gauname. Atakas, pasipriešinimus, liūdnumą, kas pas jūs ir vyksta, sustojimą santykiuose. Širdyje kyla pasipriešinimas ir mes nežinome, ką tada daryti ir užsidedame kaukę. Tiesiog kaukė pa žmogų čia irgi uždėta šituose santykiuose pas kažkurį čia mėlėjai. O kaukė užsidedam tokią, kaip teisingai pasakyti, kaip teisingai padaryti, kaip kito neįžeisti. O viduje tai kyla didžiulis pasipriešinimas, septinakė lazdų. Ir mes tiesiog, tas pasipriešinimas kyla, ir ta pasipriešinimo banga, iš kur kyla, mėlėjai, iš mūsų energinio lauko, iš mūsų auros, jis spinduliuoja. Ir tas spinduliavimas sukelia reakcijas, va tokias va, liūdnumas, sustojimai, pasipriešinimai. Ir atrodo, lyg nieko atrodo bloga nedarau, ne, o gavau atsaką, atrėmimą, pasipriešinimą, atsaką neteigiamą. Ir tada kyla konfliktas, mėlėjai, o taip myli pora vienas kitą. Tai vat, mėlėjai. Toliau žiūrime, kas čia vyksta poroj. Nu va, šešiakė taurių. Tai žmonės turi padirbėti, jau jie dirba, jie jau atveria tą vidinį vaiką, čia žmonės dirba su savimi, čia gali pora irgi būti labai ilgai kartu. Vat monetų ta penkakė, išnaudojimas kažkoks, va tokia, aukojimasis. Vat čia, mėlėjai, ta penkakė, ne? Kas yra ta penkakė? Sako, mes, kai nemokame kurti santykių, va šitą kortą, gyvename kompromise, kada abi pusės nusileidžia, ne viduje, bet tik išorėje. Ir va tas kompromisas dalinai apnuodija šitą porą. Ir ta mūsų vidų, ta nepasitenkinimo, ta dalelė. Vat čia tas ir yra, ir tada kompromisas eina, aukojasi, bėga, vat tas visas, mėlėjai. Čia nemoka daug kas santykių kurti harmoningų. Taip kad, kol neperkelsime savo dėmesio
iš to, ką mes darome išorėje, tai, ką mes jaučiame viduje. Ir kol nepradėsime šito viduje tvarkyti, to vidinio pasaulio, kol neišmoksim, kaip tai daryti, kokiomis priemonėmis, tol mes neturėsime šansų kurti harmoningus santykius ir būsim va tuose kompromisuose. Štai, mėlyje, širdis tai vat myli, o išorė, vat ką čia, kas čia vyksta, ir atakos, ir santykiai gali būti sustoję, ir savinimosi, ir šanso nematymas yra. Čia, mėlyje, vat programa, kaip išnaudojimo programa, kažkokia skurdo net programa. Ir čia, mėlyje, vat šanso nemato šanso. Žmonės nemoka kurti santykių, kompromisą. Tai va, kas čia bus? O taip nori pergalės, mėlyje, taip nori pergalės. Tai va čia, ar čia pavyks, čia nori pergalės vyrukas, nori veiksmų, čia pažai, labai jaunatviški žmonės, kuriems va tos reikia pagalbos. Ir finansai galėtų strikti, kada tu nedirbi su tuo savo vidiniu pasauliu ir kada tu nemoki pamatyti, išjausti, nekuri santykių širdies būseną, stringa ir finansai, nes tai yra nušokimas nuo sielos kelio. Taip, kad čia pora nori pergalės, bet čia visko yra. O ką galvoja vyrukas apie jūs? Jisai šiandien vienišas. Vienišiaus poziciją paėmęs, nes griūva. Vat ir sako, griūva, tie santykiai tokie griaunami yra. Sako, kol pora neperkels savo dėmesio iš to, ką daro išorė, į tai, ką jie jaučia viduje, kol nepradės šito viduje tvarkyti, to vidinio pasaulio, kol neišmoks, kaip taip daryti, kokiamis priemonėmis, tol, sako, neturės šansų kurti harmoningų santykių, tol, va, dabar tai kažką čia jau pora suprato, griūva sena situacija. Tai va čia jau yra rezultatas, mėlyjeji. Čia turi žmogus rezultatus, nes čia kuo tai baigėsi, tas neišdirbimas tų visų programų, užspaudimas, pažiūrėkit, kuo baigėsi griūtimi, bokštas krenta, kaip prikrovė ir kad daugiau jau nebetilpo, tai tas nepasitenkinimas išvirto kaip didelė bomba į griūtį, į bokštą, į tą didelį griūtį. Vat ir turi žmogus dabar pora rezultatus. Todėl čia šiai porai reikia žiūrėti į savo vidų ir kad susigaudyti ten reikia pagrindai teisingi turėti. Taip kad dirbkite, mėlyjeji, su dvasinis pasaulis kviečia, dirbkite su savo vidumi, pradirbsite viską ir bus viskas liuks. Čia žmonės pagal likimą kortą sako. Vyrukui jūs be galo svarbi, šiandien vyrukas vienišas ir galvoja apie jūs. Tačiau aš va ką čia pastebėjau, kad žmonės išorėje, ką daro, tiesiog neperkelia į tą jausmą, ką jaučia viduje. Tokios kaukės, tokios dedamos. Tai vat, mėlyjeji, nesvarbu, ką čia sakot, ką darot, kaip save išreiškėt, santykiai kūriami, širdies būsena. Ir čia padės jums dvasinis kelias, eiti į dvasinį kelią, eiti į pasąmoningumo mokytojus, ar ten pas, sakykime, labai nuostabių sąmoningumo mokytojų yra, mačiau ir gyvenimo ryto mokytojai sąmoningumo, ir aš galiu padėti žmonėms tuos pagrindus su kortų pagalba, atskleidžiant tą vat tiesą ir visą atskleisti. Galiu, kad žmogus galėtų pradėti dirbti. Nes tu esi savo gyvenimo kūrėjas, ne kortos, ne kažkas, čia tiesiog reikia žmonės užvesti ant kelio. Tai va, čia viskas įmanoma, žmogus duotas pagal likimą, žmogus apie jūs galvoja, mintys, ką tu dar galvoja apie moterį? Sako, tai mano imperatorė, tai mano pagrindinė moteris vyrukas, nes jisai myli. Sako, aš noriu meilės, aš noriu to džiaugsmo. Štai, mėlyjeji, vat ką daro santykiai, teikia džiaugsmą,
tūzas teikia džiaugsmą, žmonės laimingi gali būti, pradirbę savo vidų. Čia tik tais jums, mėlieji, reikia išeiti, vat sakau, nekelti iš tų įtampų visų, išeiti. Iš tų tiesiog atspausti vidinę tą būseną, išeiti iš nepasitenkinimo, iš įtampos, iš pasipriešinimo, iš nerimo. Nes visą tai spinduliuoji tu. Tai kas, kad tu teisingai elgiesi, bet tavo širdies vibracija, ta energija, jinai ką kitą spinduliuoja, dėl to poroje vyksta visokių va tokių nesąmonių. Nesupranta žmonės vienas kito tada. Ir čia vienas tik atleidimas eiti per atjautą, per dvasinį kelią. Vat kaip Kristus sakė. O kaip mus mokė Kristus? Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro. Pilnas jautimas širdyje, gilios atjautos tiems, kurie to nesupranta. Ir čia vat šitą kelią moteris, būdama meilėje, mylėdama šitą vyruką, tą turi suvokti, mylėjai. Nes čia meilė tarp žmonių ir taurių, tūzas ir žmonės pagal likimą galėtų eiti laisvai link santuokos. Nes čia nėra santykiai pasmerkti. Čia žmonės išmoks atleisti, išmoks suprasti, kad gyvenimas per šitą žmogų siunčia parodyti vidinius užspaudimus ir čia bus viskas valio ir išeisite į pergalę, o žmonės taip nori pergalės, o va tą griauna, ką susakiau. Nu, čia kol nesuprasim, kad mes esam energetinės tos būtybės, tol čia mes, mėlieji, ir striksim. Nu, jautimas, kas čia, ką jaučia vyrukas. Nu, jausmus jaučia. Bet va, jis neturi tikslių, tinkamų pagrindų. Čia žmogus neturi va tų tinkamų pagrindų. Ir jisai toksai, gal ir traumų turėjo šitas vyrukas anksčiau. Kodėl pažas? Su mažais jausmais jisai nedaro didelių jau tų veiksmų, jisai tik atvažiuoja, išvažiuoja, galite čia taip, mėlieji, būti žmogus. Bet čia viskas įmanoma. O taip svajoja apie jūs, taip jisai svajoja šitas vyrukas apie jūs. Ką tu jauti dar? Sako, tai mano moteris su resursais, žemės ženklo moteris. Moteris talentinga, o aš, sako, esu riteris taurė, jaučiu jausmus, noriu atvykti pas tave. O penka kiek kardų, vat konfliktai, vat ką aš viską mėlėjai ir susakiau. O, vat ir konfliktas čia. Konfliktas dėl vat tų visų dalykų vyksta. Žmonės priešinasi ir vyksta tas konfliktas. Tai vat. Čia vat vienintelis tas dalykas, ką reikia išdirbti, atpalaiduoti, per pasiųstą žmogų susitvarkyti. Tai vat pamatyti, kad nebūtų įsitempimo. Padirbėti čia reikės ir viskas bus liuks, nes čia vat konfliktuoja dėl to. Nu, gerai, pasižiūrėkime dar. Čia yra mintis fantastiškos. Žmogus nori su jumis pergalės, nori, myli, galvoja apie jūs, jūs jo žvaigždė, jūs jam svarbi, netgi šventikas krenta čia. Žmonės galėtų jau patį sunkiausią kelią įveikti, įveikinėti ir sako, čia jie dabar laukime, Sandra, o ko laukiat? Aiškumo. O kokio aiškumo? Sako, teisingumo. Vat nori to teisingumo, nori teisingų tų santykių. Tai vat, mėlieji, jūs ir turite suprasti, kad sako gyvenimas, aš atėjau pas tave, per tą žmogų atėjau. Pakėliau tau tas vidinės įtampas, daviau tau šansą, tai atpalaiduoti per šitą žmogų siųstą, susitvarkyti. Ir kada tu pamatysi, išjausi, susitvarkysi,
reikia būti budriam, stebėti. Ir sako, ir išeisite vat į tą laimę. Ir 9 monetų, čia žmonės bus laimingi. Va taip, vat. Kada suprasite, kad širdies būsena, kuriame santykiai, tada ateis laimė. Ar taip? Nu taip. Taip. Širdies būsena. Čia yra noro, užsidegimo, veržlumo pa žmonės. Perduos energiją, išmoks. Sklis geros vibracijos iš šitos poros. Jie išmoks, čia dabar moteris arba vyrukas pasižiūrėjęs mano kortų skaitimo, dar kitų sąmoningumo mokytojų, jisai išmoks. Čia žmonės mokosi, galite būti jaunatviški, pirmą kartą tokius santykius sunkius turėti, nes čia santykiai pagal likimą, o pagal likimą labai sudėtingi santykiai, nes tu daug ką turi pradirbti, visą toksiškumą, visus tuos pavydus įveikti, visą tą programyną. Jo, kad nepapultum į tą aklavietę. Jo, va čia ir yra, kad tu turi su nerimu susitvarkyti, su įtampa, o čia yra su jausmu, su pavydais, tais visais šitais va žemom vibracijom, kad nepapultum į aklavietę. O čia yra meilė tarp žmonių. Žmonės myli. O taip, vat. Tai va, tai nesvarbu, ką tu darai, jokio skirtumo nėra. Svarbiausia, viduje tu buvai užspaudę savo tą vidinį vaiką, nepasitenkinimą, įtampą, pasipriešinimą, nerimą ir viską tiesiog iš savęs išspinduliavai. Va taip. Jo, čia žmogus net užsidarė, vienumoje užsidarė. Pabūti. Nes praėjo baisi, nes čia, mylėjai, 9 kardų yra kančios, einama transformacija, išdirbio žmogus per kančias. Čia žmogui pavyks, ar jisai per kančias, ar tiesiog per džiaugsmą jisai vis tiek išeisite jūs čia į meilę. Čia porai pavyks. Pasižiūrėkime, myli, meilė, vyrukas galvoja apie jūs, o kokius veiksmus tu darysi. Nu, magas, jisai jau pradėjo energijas jausti, jisai jau yra savojo gyvenimo kūrėjas vyrukas, jaučia puiku. Ir jisai riteris lazdų, jisai nori judėti, veikti pas jūs, jisai nori visiškai naujos pradžios, nes matėme, bokštas greuna, šitaip visą tą neleis eiti, tik tai per širdies tą būseną. Reiškia, vyrukas jau nori naujos pradžios, nori naujai. Nori ir šeimos, ir gražių tų santykių, ir vaikų nori, čia neštumas parodytas, nori. Taip, ir čia einate kelionės tas vidinės, dvasinės. Tai praeisite, mėlyjei, praeisite, sukasi tas laimės ir likimo ratas, sukasi ir viskas čia bus gerai. Tik tai va tą reikės suvokti, kad susišauktų vidus jūsų su širdies būsena ir ta išorė. Nu, vat, karalius monetų galite žiūrėti, žemės ženklo vyrukas, karalius oro ženklo galite žiūrėti. Galite, mėlieji, žiūrėti moteris, kurios turite su tokiu vyruku santykius. Karalius lazdų ir ugningas vyras, ir oro ženklo, ir žemės ženklo. Taip, kad čia, mėlieji, dabar žmonės įsitempė, persitempė, nes tikrai čia buvo tokių, kas ir dirbėjo, išsimėtė tas visas įtampas ir tą visą pasipriešinimą, nerimą, net nori atostogų, čia kažkas net ir atostogų vyks, atsipalaiduoti. Taip, vat karalienė kardų, čia einama ir sielos dvynių kelionės, mėlėjai. Taip, kad vat stiprėjate, kas labai gerai, kad jūs stiprėjate. Labai gerai. Čia pa žmogų jau ateina atjauta kitam. Tada nustos smerkti tave ir kiti, ir tu kitų nesmerksi. Ir čia per tave vyksta valymas savęs, kai tu atlaidus. Ir neina ant tavęs pykti. Todėl va čia santykiai visiškai bus sutvarkomi, jeigu teisingi bus pagrindai ir gyvenime susidėlios tuos pagrindus apie save gerai ir apie tai, kas yra aplinkui. Tai vat.
per patirtis sustiprės, išeis iš pakabintos situacijos, išeis iš sustojusių santykių, mylėjai. Taip kad atjautos daugiau, atleiskite, būkite tokie atlaidus ir išeisite. Štai ko čia reikia. O čia ir yra aštuonaki kardų. Čia po žmogų daug įtampos, pasipriešinimo, daug programų, sansaros tam rate visas. Ir šitą viską pradirbsit ir kas čia bus. Nu ir sako aukštesnieji, irgi jums padės, visata su jumis. Pokyčiai galingi ateis, kai pradirbsite. Jūs čia tapsite ir žiniais, ir to gylio turėsite, žmonės būsite ir būsite laimingi. Čia galite žiūrėti net vyriausiai žiniai. Sako, visa tai transformuosis, Sandra, šitai porai pavyks. Pavyks išeiti iš šitos dešimtakės kardų. Tai mėlyjei, kaip čia viskas yra. Ir daug darbo čia reiks įdėti, padirbėsit ir čia viskas bus liuks. O vyrukas tai nori, ko jisai nori. Apie jūs galvoja, jūs myli, nori laimės, nori šeimos. Šiandien vyrukas šito nori. Šiandien jis taip galvoja. Ir nori atvykti, jisai nori nežiūrėti į praeitį. Šitas vyrukas, jis nori ateities su jumis. Aukštesnysis teismas. Ar taip? Kas čia laukia šitos poros nuostabios? Atėjusios moters su 2 taurių, vyrukas su tūzų monetų meilėje. Ir vyksta tokie nesupratimai. Dabar viskas bus gerai, manau, čia pažiūrėsiu šitą kortų skaitimą ir karaliai kardų, padirbėsit su savo vidumi ir bus šventė jūsų santykiuose, sustiprėsite. Taip, ir ateis aiškumas, galbūt jau po šito kortų skaitimo jums daug kas paaiškės, išeisite iš pauzės ir eisite į komfortą, į šeimos kūrimą, į šventę, į gausą. Nuostabi moteris. Taip, iš visų sunkumų įmanoma išeiti ir tik tai žiūrėkite, nes gyvenimas per šitą atėjusį žmogų pakėlė tavo vidinės įtampas ir davė šansą tai atpalaiduoti, per siųstą žmogų susitvarkyti, kad tu pamatytum, pajaustum. Tai pavyks. Čia viskas gerai. Šventė, ateina aiškumas. Pasižiūrėsime dar su runomis. Šaunuoliai, laimė ateina. 10 taurių, vyrukas myli. Meilėje jūs 2 taurių. Šaunuoliai. Pasižiūrėkime dar su runomis. Mintys, jausmai, veiksmai, kokią čia rekomendaciją duoti, kur čia santykiai eina linko žmonių poros. Sako, tik į priekį ir pirmin eikite, net atgal nesidairykite. Čia reikia eiti į priekį. Į priekį, tolyn, į kitus etapus, atlaidumo, atjautos daugiau, sako, labai didelę pažangą jau pora padarė, labai didelę, judėkite į priekį, ateis jūsų poroj ir harmonija, ir pasitikėjimas, ir lojalumas, ir draugystė, ir pagalba, išnyks dvilypumas, ir mėlieji, ir išnyks tą, ką aš pasakiau. Taip. Kas norite, mėlieji, tiesos, tikrumo, su kortomis, su runomis, su šiais įrankiais galingais, kurie pas mane atskleidžia tiesą, kviečiu į asmeninius kortų skaitimus. Tu esi savo gyvenimo kūrėjas, ne kortos, o tu. Jei nori pokyčių, esi pasiruošęs tiesai, nori tiesos sužinoti, tikrai tai tau, to tikrumo, tai tau. Taip pat kviečiu pas save į šviesos mokyklą, išdirbsite viską, būsite laimingi. Bent pagrindus turėsite, pasakysiu, ką daryti, kad ne poroms neįsivaikščio, tos santykius galima visus išsaugoti. Tai mėlyje, čia buvo su jumis Sandra, sudie, iki.